Sveiki nuostabūs žiūrovai, su mumis biofizikė, Vilniaus universiteto mokslininkė Irina Buchovec. Sveiki visi. Ir šiandien pasikalbėsime tokia įdomia tema, kaip pasiekti sterilumą erdvėlaiviuose. Turime šios srities tyrėją, mokslininkę, kuri apie tai mums papasakos daugiau. Tad gal ir pradėkime, ar galite papasakot, kaip jūs apskritai susidomėjote šią temą, kodėl būtent jūs sudomino bakterijos kosminėse erdvėlaiviuose? Labai geras klausimas, bet iš viso bakterijų problema, jinai aktuali visur, ne tik kosminėse erdvėlaiviuose, bet ir visur aplinkui mūsų, medicinoje, maisto pramonėje, be abejo, kosmoso erdvė irgi neišimtis, nes tenai irgi gyvena žmogus, jisai vykdo savo veiklą, taip pat yra naudojami maisto produktai, įranga ir visur aplink mus, kaip ir tenai yra bakterijų ir ne tik bakterijų, bet ir grybų, nes pavojų sukelia ne tik tai bakterijos, bet ir grybai. Tai šitą temą, įdomi turbūt visiems, nežinau, kaip ir mokyklose, kaip ir universitete. Ir kadangi yra aktualu judėti kartu su mokslu ir aktualu yra ir įdomu, tai galbūt sudomina tai, kad ši problema nėra išspręsta iki galo, kad nėra tų tokių 100% būdų, kurie galėtų padėti mums susitvarkyti su šia problema. Ir tai ir sudomina turbūt, kadangi aktualu. Ir štai mes matome ekrane vaizdus iš tarptautinės kosminės stoties, tai mes tikriausiai daugiausiai ir apie tokio tipo kosminės stotis ir kalbėsim. Yra dar Kinijos kosminės stotis, bet spėju, jūs labiau galbūt orientavotės ir rinkote duomenis apie šį objektą skriejantį. Taip. Ir kaip suprantu, tos visos bakterijos, tai visi grybai atkeliauja su kroviniais ir su žmonėmis iš Žemės. Taip, kaip mes norėtume, kad būtų viskas sterilu, tai tikrai neįmanoma, nes pirmiausiai, kas atneša tai žmogus, tai įgula, kadangi ant odos, kvėpavimo takai, mūsų virškinimo sistema, nori, nenori, mes turim tų bakterijų, tų patogenų įvairiausių. Ir taip, pirmiausia atneša žmogus, paskui taip pat su įranga, taip pat atvežtas maistas naujai, nes juk stotis nėra jinai yra papildoma maisto atsargom kažkokia tai įranga, vyksta kaita ir taip bakterijos ir grybai patenka į būtent stotį. Ir nors atrodytų visa įranga ir visa kita tikriausiai yra dezinfekuojama ir paruošiama prieš skrydį, kad kuo mažiau būtų, bet vis tiek kažkiek tų dalelių pakliūva. Ar galėtumėt paaiškinti žiūrovams įsivaizduoti, kokia ten ta įvairovė? Ar tai yra labai panašiai, ką mes ir turime irgi savo namuose, savo aplinkoje, ar tos bakterijos ir tie grybeliai įvairūs, ar dar kažkokie organizmai yra kitokie? Ar specifiškai būtent kosmose pristaikė jau evoliucionavę ir jie ten per dešimtmečius ir gyvena po truputį? Matot, yra taip, priklauso įvairovė nuo to, kokioje vietoje mes išskirsim, visų pirma paimsim mėginį, nes dominuoja įvairios rūšys, yra tam tikros rūšys, kurios dominuoja, bet ne tik tai bakterijos, kaip minėjau, bet ir grybai, nes jie tarpusavį tikrai vienas kitą papildo, netgi padeda, kaip sakoma, išgyventi tokiuose sąlygose. Aišku, vyrauja tokios rūšys, kurios galbūt Žemėje mes irgi aptinkam, taip, tai yra Žemės rūšys, nes jos atkeliauja su žmogum, bet jos būna atsparesnės būtent mikrogravitacijai. Ir tokiom sąlygom, mikrogravitacijos sąlygom, jos jau visai kitaip gyvena, jos tampa atsparesnės antibiotikams, atsparesnėms kažkokiom dezinfikavimo priemonėms, formuoja įvairias bioplėveles ir su jom sunkiau kovoti. O šiaip tai taip, tai yra žmogaus mikrobiomos kažkokios rūšis, pavyzdžiui, tokios kaip ir stafilokokai, bacillus, iš grybų būtų aspergillus, clostridium rūšis. Ir tikrai baisiausia tai, kad patenka, jūs teisingai sako, dezinfekuoja, tai be abejo viskas daroma taip, kad būtų sterilu, bet sporos, pakanka vienos kelių ten sporų patekimo ir viskas. Ir
mes turim jau išplitimą bakterijų. Ypatingai susidaro tokias sąlygos, kaip, nežinau, yra vietos, kur sunkiau pasiekti kažkokiam paprastom dezinfekavimo priemonėm. Ir iš karto išsiplečia infekcija. Nes astronautai savaime suprantama, jie valo tos paviršius ir daro tvarką ir stengiasi palaikyti švarą toj kosminiai stotinės vis tiek ir plaukai nubyra, dulkės ir trupiniai nuo maisto netyčia pasklinda, kai ne viskas traukia, tai visas šalis. Taip, ir tai tampa būtent maistu. Nes būtent žmogaus prakaitas, kažkokios ten plaukai, kaip jūs sakot, maisto kažkokie likučiai, visa tai tampa būtent maistu. Ir padeda būtent vystytis ir augti bakterijoms ir grybams. Arba pavyzdžiui, naudojami HEPA filtrai oro, reiškia, sterilinimui. Tai irgi ten kaupiasi dulkės, visos dalelės ir irgi susiformuoja netgi bioplėvelės arba vandens arba šilumos tinkluose. Irgi didelė problema. Nes problema yra ne tik tai maistas, nes bandoma auginti daržovės, jau turbūt tikrai visi skaitė, matė, kad bando ir augina ir sėkmingai, bet ten vėlgi, kur yra daržovės, yra hidroponika, nes auginami augalai hidroponikoje. Visur iš karto drėgmė ir tai padeda išplisti būtent mikroorganizmams. Ir tie mikroorganizmai, ar jie patiria kažkokią, kaip ir astronautai, jie patiria matyti kažkokią nedidelę apšvitą, bet tai nėra labai kenksminga, tie kosminė radiacija, ta prasme, jie išgyvena. Čia nėra, kad visiškai mirtinas reikalas. Aš sakyčiau, netgi atvirkščiai, jie tampa atsparesni ir užsigrūdinę. Ir tai kaip tik padidina riziką astronautų sveikatai, kadangi pačių astronautų sveikata, imunitetas susilpnėja. Ir jie tampa daug labiau pažeidžiami ir infekcijos išplitimas yra, jeigu kažkokia žaizda arba, juk žmogus irgi pats savaime turi kažkokių mikrobų ir jeigu yra tokių bakterijų rūšių, pavyzdžiui, kurios, kai tavo imuninė sistema susilpnėja ir jeigu tu turi, jos pradeda bujoti ir iš karto išsivysto infekcija, netgi iki mirties atveju. Tai dėl to taip, aš sakyčiau atvirkščiai, tai užgrūdina mikrogravitacija, juos padaro atsparesnius. Reiškiasi, organizmai tarsi geriau ištveria tą kosminės sąlygas ir tos sąlygos gali būti ir atšiaurios, bet ten, kur žmonės gyvena, tai yra palaikoma pastovi temperatūra, matyti, ventiliuojama, yra tam tikras klimatas, kuris prisitaiko ir jie puikiai gyvena, ne? Taip, tai ir baisiausia ne tik tai kaip sveikata, bet dar ir įrangos gadinimas, kadangi yra mikroorganizmų ir bakterijų ir grybų, kurie minta plastikų, pavyzdžiui, ir formuoja bioplėveles ant kažkokių optinių paviršių, tai irgi gali vis sutrukdyti veiklą ir taip pat psichologiškai sunku, nes tu turi kažką daryti, kažką taisyti, o kadangi tai yra uždaro ciklo sistema, tai ir yra problema. Visos atsargos, viskas juda ratu. Ta prasme, jeigu kažkas pakliūna, tai labai gerai, kai neišeina iš ribų ir verda savo sriuboj. Man tai asmeniškai kažko primena netgi bioplėvelės, nes bioplėvelės irgi jos viduj kaip atskira sistema. Ten yra, jeigu mes turim atskiras ląsteles, tai jos yra daug pažeidžiamesnės, o jeigu bioplėvelės, tai tu turi apsauginį sluoksnį ir jos viduj bendrauja, taip sakykim, ir irgi tokio verda savo sriubą, tai panašiai ir čia uždaro ciklo sistema. Tai padeda tikrai bakterijoms, grybams padeda, žmogui ne, dėja. Ir tie mikroorganizmai, kaip sakot, formuoja kažkokius sluoksnius, kažkokias plėveles, tiesiog ant paviršiaus korpuso, ant turėklų įvairių langų, ten visur prilimpa ir kažkaip pradeda daugintis, ne? Esmė tokia, kad kaip prisikabina, taip susiformuoja matriksas ir bioplėvelės, jūs ne tik tai, kaip jūs sakot, ant turėklų, labai, pavyzdžiui, vamzdynai.
Tai irgi sunkiai pasiekiamas vietas, jeigu kitos priemonės, kurias naudoja stotyse, gali padėti. Pavyzdžiui, naudojamas yra servetėlės specialiai, tikrai mechaniškai, reiškia, astronautai kovoja, kaip sakoma, su tuo pavojumi, bet vėlgi ne visur pasieksi. Atsiranda irgi, jeigu kažkoks paviršius nelygus, irgi atsiranda duobės. Taip pat pakliūna dalelės kažkokios irgi. Plius tai yra, vėlgi, kaip jau minėjau, uždara sistema, kur dėti tas atlikas. Nebent jos kažkokios skaidomas, bet vėlgi josgi yra su kažkokiom cheminiam medžiagom. Tai tų servetėlių ten susidarytų kiek, jeigu taip viską išvalyti. Tai ir ne visur tu gali pasiekti, pavyzdžiui, filtruose kažkur. Tai sakykim taip, tai tikrai neišspręstas klausimas ir aš visada maniau taip, reikia ne vienos technologijos, kad susitvarkyti su kažkokia problema. Negalima sakyti, kad, pavyzdžiui, tik tai šitas būdas yra geras ir tinkamas, o šitas ne. Aš manau, kad tokiam dalykam yra svarbu, kaip, žinot, smūgis iš visų pusių, sakykim taip. Tada galbūt pavyks tą problemą sumažinti ir su laiku su ją susitvarkyti. O dar kalbant apie tą problemą, tai yra ne tik nešvara ir estetiškai ar kvapas, ar išvaizda, bet dar yra, kaip minėjote, ir sveikatai kažkoks poveikis. Tai ar yra pastebėta, kad astronautai būtent ar oda beria jiems, ar dar nuo tų bakterijų, ar kažkoks poveikis, alergija, ar dar įvairūs tokie dalykai? Taip, aišku, visi mes esam, kaip sakoma, asmenybės ir kiekvienam yra skirtingi, bet taip, yra tikrai nustatyta atveju, kai sukelia alergijas, nes ne tik, bet ir infekcijas, kaip jau minėjau, plaučių labai paplitęs gal šlapimo takų uždegimai, kadangi irgi visi ten, kaip minėjau, šilumos tinklai ir kur vandens, visi šitie vandens, kaip sistemos, tai jo, yra alergijas irgi, taip. Tai yra buvę tokių, dar įdomu, iš kur jūs tos informacijos gaunat, ar jūs bendradarbiavot būtent su Europos kosmoso agentūra, ar su NASA, ar jie pasidalina su mokslininkais, ar jūs galite parašyti užklausą ir jums atsakys, ar kaip jūs surinkat tuos duomenis, nes tikriausiai neturit asmeniškai telefono numerį astronautą, kad paskambint, žinai, paprašyti ten kažką, paimti mėginuką kokį. Visa šita šiaip informacija yra tokia slapta ir šiaip dėja, bet mes kaip visi kiti mokslininkai, tai mes naudojamės internetu ir labai sunkiai vyksta tas bendravimas. Tai yra galbūt viena iš didžiausių problemų, kadangi tai yra labai uždaros sistemos ir NASA ir ESA, kaip sakoma, labai nenoriai tarpusavį dalinasi ir nelabai noriai dalinasi, kaip sakoma, su žmonėm. Aišku, dabar aš sakyčiau, situacija gal kažkaip keičiasi, nes ESA ir Lietuvoje vis populiarėja, kaip ir Lietuvoje jau yra asocijuota narė. Europos kosmoso agentūroje. Taip, tai tikrai, aš manau, atsiveria tos galimybės daugumai mokslininkų, nes tikrai yra daug, aš žinau, Vilniaus universitete ir kitose universitetuose, kurie tikrai domisi ir tikrai jie daug pasiekia yra šitoj srity. Ir aš manau, kadangi populiarėja ir Lietuvoje, ir Europoje, tai su laiku visa šita situacija pasikeis į gerąją pusę. Bet šiaip šitą informaciją, tai iš straipsnių, iš publikacijų mes sužinome, nes yra publikuojama. Ir kai vykdomi kažkokie projektai, jie irgi privalo kažkokias ataskaitas daryti ir visa tai yra išpublikuojama. Arba galima, aišku, važiuoti kažkokius mitus, kuriuos organizuoja, tada tikrai įdomu nuvažiuoti, nukeliauti, pristatyti, kokius darbus vykdai tų ir pasiklausyti, ką daro kiti. Bet kaip suprantu, kadangi mes jau tapom Europos kosmoso agentūros nare ir Lietuva ir prisideda kažkokį moka įnašą ir tai mokslininkai gali dalyvauti irgi kažkokiuose bendruose mokslo projektuose ir galbūt su kitų šalių mokslininkais jūs įmanoma būtų parengti tokį, ar čia teoriškai tik tai? Ne, kodėl? Kad tirti, pavyzdžiui, Europos astronautų tikrai manau, sveikatą dar kažkas. Kadangi mano tiesiog yra sritis labiau į gyvybės mokslus, tai kiek žinau, mano žiniomis, tai fizikos srity yra daugiau pasiekimų ir Lietuva yra tikrai pasiekusi daug daugiau. Gamtos mokslai dar net
nėra tiek čia Lietuvoje pas mus pasiekę kosmoso srity, tiesiog galbūt nėra tų dar nišų, bet tikrai yra žmonių ir grupių, kurie eina link to ir aš manau, kadangi jeigu aš neklystu, greitojų laikų bus numatomi kažkokie kvietimai jau gamtos galbūt srity, tada jau bus paprasčiau ten, kaip jūs sako, surasti partnerių, nes kol kas labiau viskas orientuota į čia ir dabar. Nes dėja, jie nori tų tyrimų tokių jau fundamentalių, ir fundamentinių, kad galėtų pritaikyti. Pritaikomumas. Ir pavyzdžiui, su gyvybės mokslas yra biškai kitaip, tu turi iš pradžių patikrinti laboratorijai, paskui kažkokį modelį siūsti, kažką išbandyti. Ilgas procesas. Tai daug ilgesnis procesas. Aš visada pavydėjau, kaip sakiau, kai fizikai daro kažkokius, nežinau, eksperimentus, jiems yra daug paprasčiau, kadangi nepriklauso nuo laiko labai, o kai tu dirbi su gyvais objektais, tau labai priklauso nuo laiko, kada tu ką atliksi tavo, ne nuo tavęs, ne nuo tavo pajėgumų tik tai, bet ir nuo pačių gyvų padarų. Tai dėl to tas procesas yra daug sudėtingesnis, sakykim taip. Nes, kaip suprantu, jeigu, pavyzdžiui, būtų įmami kažkokie mėginiai, tai juos ten reikia užšaldyti tikriausiai, transportuoti čia į Lietuvą, visi tie dalykai užtrunka, ir terminus sunku sudėlioti. Ir čia kainuoja nemažai pinigų ir iš tikrųjų tam, ir reikėtų dar tikriausiai padaryti kontrolinę grupę, tai čia žemė kažkokia laboratorinė, kita, vienu žodžiu, ilgas. Taip, ilgas procesas ir tikrai, užtrunka ir laiko, ir pinigų, bet aš manau, viskas po žingsnelį ir tikrai žmonės dirba, grupės juda ir ateityje, manau, išgirs dar apie Lietuvą. Tikėkime. Taip. Ir dabar mes vėl matom tos visus vaizdus, kaip atrodo ta aplinka, tai dar kartą priminkite, kaip astronautai užtikrina tą švarą, kokiais būdais viską valo, ten jie nešluoja, tikriausiai siurbia. Kaip jie dorojasi su dabartiniam tom bakterijom? Pirmiausia, kaip jau minėjau, yra naudojamos šluostės tokias specialios, bet kaip jau sakiau, jos ne visada yra patogios, nes jų reikėtų daug ir vis dėlto tai lieka kažkokių plaušelių. Taip pat yra naudojami ir cheminiai metodai, pavyzdžiui, vandenilio peroksidas, bet irgi gali išsivystyti atsparumas ilgalainiui. Dabar dar labai... Tai jie papurškia ir nuvalo. Taip, ten purškiamieji procesai, kažkokios sistemos yra automatiškai padaryta, be abejo, nežinau, kur tualetai kokie ten, tai taip pat, kas pastaruoju metu, bet čia irgi tyrimų, man atrodo, dar stadijoje yra labai inovatyvus metodas, tai yra paviršiai su titanu. Tai irgi jie pasižymi tikrai antibakterinių poveikių, bet irgi turi savo minusų, nes, irgi ilgalainiui, ne visur tu gali pritaikyti tą paviršių, ne visur jisai tinkamas. Jeigu mes kalbam apie maistą, tu jau jo tenai, ant maisto tu titano oksidą ten nenorėtume, nefurkšti, arba kažkur inkorporuoti. Ta prasme, tai va tokiais pagrindiniai, jų visi šviesa irgi, bet irgi tai jinai kenksminga žmogui. Tai irgi galima nebent ten, kur tuo metu žmogaus nėra. Tai galima būtų prasterilinti. Tai va tokie pagrindiniai turbūt metodai. Reiškia, pavyzdžiui, kai astronautai naktį miega, kažkurioje toje erdvėje įjungi tą lempą ir ji tais spinduliais žudo, ne? Taip. Tai ir ligoninėse yra naudojami tie, kur jeigu reikia išdezinfekuoti labai. Taip, bet yra problema, kad mikroorganizmai atsparus ir jau vis tiek, ir plus tai nėra vis dėlto labai gerai ir žmogui, kaip mes nenorėtume aplinkoje susiformuoja visokie radikalai ir, bet šiaip atsparumas turbūt, aš sakyčiau, nes jau tikrai nepadeda. Taip. Ir kai pagalvoju, vis tiek dabar mes kalbame apie kosminę stotis, bet bus žmonėsgi skris ir į Mėnulį, bus bazė Mėnulyje, ne? Kažkada bus ir Marse, kažkas žengs pirmuosius žingsnius. Tai ateityje, plečiant tą infrastruktūrą ir gyvenamąsias patalpas, kur galės gyventi astronautai, ateityje kitose dangaus kūnuose, tai tikrai tampa tai labai aktualu ir svarbu, ne? Kad tos bakterijos neužkrėstų ir neišplistų labai masiškai. Ar galite dabar jau pristatyti ir paaiškinti tą jūsų būdą, metodą, ką jūs siūlote spręsti šitam klausimui?
Taip, tai mano tyrimai yra orientuoti į antimikrobinę fotodinaminę inaktyvaciją, dar kitaip galbūt žinoma plačiau kaip fotodinaminė terapija, jeigu mes kalbam apie gydymą vėžio, arba jeigu mes kovojame su infekcijomis, tai antimikrobinė fotodinaminė inaktyvacija vadinama, antimikrobinė fotodinaminė terapija. Bet kai mes kalbam apie būtent maisto kažkokių patogenų arba paviršių, tai dažniausiai yra naudojamas terminas antimikrobinė fotodinaminė inaktyvacija. Tai pagrindinis jos principas yra 4 komponentų panaudojimas, tai yra fotosensibilizatoriaus, šviesai jautrios medžiagos, šviesos šaltinio, kuris sužadina šitą fotosensibilizatorių ir molekulinio deguonies. Yra sukeliamas fotooksidacinės reakcijos, kurios nužudo ląsteles ir tokiu būdu yra kovojama su mikroorganizmais. Tai jeigu taip pasakyti, mes naudojame dar, aš asmeniškai dirbu su natūralios kilmės fotosensibilizatoriais, kadangi tyrimai nukreipti į maisto pramonę, į ir kosmoso srity, taip pat ten irgi viskas kuo natūraliau, tuo yra geriau. Tai pavyzdžiui, jeigu mes galvotume apie kažkokius, kaip jūs sakėt, kelionės Marso arba ten į Mėnulį, tai irgi uždara sistema, tai kokie yra pliusai? Aš dirbu su riboflavinu ir chlorofilinu. Tai yra 2 medžiagos, kurios žinomos Žemėje kaip maisto dažikliai, kaip vitaminas. Ir, pavyzdžiui, chlorofiliną galima išgauti iš špinatų, iš žolės, iš dumblių. Tai kadangi stotyse auginami yra dumbliai maistui, taip pat ir špinatas, tai galima būtų išskirti iš tų atliekų, pavyzdžiui, chlorofiliną ir jį panaudoti ten pat toj stoty kaip fotosensibilizatorių. Mhm. Tai kaip ir tokia galima irgi tinka uždaro ciklo sistemoms. Kur dar galima būtų? Į HEPA filtrus taip pat pliusas didelis, kad nereiktų galbūt būtų mechanizuoti, nereiktų purkšti ten pastovi, o į purškimą padaryti apšvietimą ir jau tai pagelbėtų astronautams būtų lengviau. Taip pat kas dar iš tokių privalumų, sakykime, kad pačios medžiagos, kaip aš sakiau, galima tarnauti kaip vitaminai. Nes papildyti maisto atsargas, tai kaip ir gerai vitaminų suvalgyti kartu, kaip ir apsisaugant. Ir dar energijos santaupos galbūt, nes sužadinimu naudomas ledai, tai jie tikrai nereikalauja daug energijos. Tai tokie pagrindiniai turbūt būtų pliusai. Dar, kad geriau suprastume ir įsivaizduotume, reiškia, pirmiausia reikia tos medžiagos, kurią jūs vadinat fotosensibilizatoriumi. Taip. Tai yra kažkokia medžiaga kaip milteliai, ar tai tirpalas, ar kas tai turi būti? Tai turi būti jau ištirpinta medžiaga. Dažniausiai didžiausias būna privalumas, kai pati medžiaga būna ištirpinta vandenyje, nes tai yra pliusas turbūt lengva ištirpinti ir lengva naudoti ir tikrai, tai čia viena iš tokių krypčių, kur gerų fotosensibilizatorių paieška. Tai chlorofilinas puikiai tirpsta vandenį, riboflavinas irgi dalinai, bet irgi tirpsta ir taip, mes ištirpiname medžiagą ir užnešam ant paviršiaus. Tada mes sužadiname tam tikro bangos ilgio šviesa, kuri yra maksimaliai būtent šitai medžiagai, naudojama fotosensibilizatoriui. Ir tada jau jinai pereina šitą medžiagą į tripletinę būseną ir tada jau vyksta reakcijos, tai gali vykti įvairiai, gali vykti, kai susiformuoja singletinis deguonis, kuris yra labai aršus, ląstelės bakterijų neturi jom apsisaugojimo sistemų, arba gali vykti kitas reakcijų tipas, kai susiformuoja kiti radikalai, arba ten aktyviosios deguonies formas superoksido anijonai, hidroksilo radikalai, kurie kitaip jau nužudo tas kovoja su tom ląstelėm. Tai principas yra toksai pagrindinis. Dar, kad būtų aiškiau, reiškia, mes ištirpiname kažkokią tabletę ar kažką tokio, skystyje, ir tada reikėtų papurkšti ant, pavyzdžiui, stalo, kurį mes norim dezinfekuoti. Taip. Mes jį papurkškiam, reiškia, bet aišku, jeigu tu papurkši kosmose, tai dalis tų garų visur pasklis, bet ar čia gerai, ar čia blogai? Čia, matote, oro. Jis neturi šalutinio poveikio. Ne, tai dėl to ir sakau, kad tai yra
yra būtent, pavyzdžiui, mano tyrimuose naudojamas medžiagos, tai ne, jos yra, kaip vitaminai, kaip maisto dažikliai. Tai ne. Tai tik teigiamas poveikis gali būti. Taip, tik teigiamas, bet iš tikrųjų taip, tai tam, kad jie taip galbūt nepasklistų, galima bandyti juos ir kažkaip prikabinti prie tų paviršių, sujungti su kažkokia medžiaga kita, kuri padėtų prisikabinti prie kažkokių paviršių, inkorporuoti. Pavyzdžiui, kai mes šnekam jau apie maisto pramonę, tai mes naudojame, kad pagerinti efektyvumą ir kad chitozanai ir chlorofilino chitozano kompleksas. Tai jisai tinkamas tokių plėvelių, valgomų plėvelių suformavimui. Tai galima irgi kaip ir kokias braškės kažką tai padengti ir pašvytinti ir tai padeda, kaip jūs sakot, išsilaikyti ant paviršiaus. Ir reikia apšviesti tą medžiagą kažkokią šviesą. Taip. Kas tai yra per šviesą? Ar tai iš žibintuvėlio kažkokia paprasta, ar kažkoks specifinė spinduliuotė turi būti? Jeigu mes kalbam apie laboratoriją, tai mes naudojame LEDus ir mes naudojame matomos spektro šviesą. Tai yra artima UV. 402 nanometrų šviesą, jinai tinkamiausia chlorofilino sužadinimui, jam taip pat galima 650 nanometrų šviesą naudoti, bet jinai labiau tokia klinikai tinkamesnė, sakykime. Bet ir šiaip 402 nanometrų šviesa irgi, jinai nėra tokia kenksminga žmogui kaip UV šviesa. Riboflaviną galima sužadinti mėlynojo spektro šviesą, tai 440 nanometrų, tai čia ledai, tiesiog ledai. Tai čia mes, kai lemputės kaip tik šviečia, tai šita šviesa realiai panašiai galėtų sužadinti kažką. Taip, bet jinai biški gal jos šviesos dozė būtų apšvieta per maža, tai nes vis tiek tam, kad būtų sužadintas fotosensibilizatorius, tam, kad pasigamintų, susiformuotų pakankamas aktyvių deguonies formų kiekis, tai turi irgi būti tinkama dozė. Jis turi gauti tinkamą dozę tos šviesos. Tai ten reikia galingo kažkokio prožektorius? Nebūtinai. Tai čia irgi, sakau, tam reikalingi tyrimai, tam reikia, tuo mes ir užsiimam, sakykime taip, kad parinkti geriausias sąlygas įvairiom geriausias apšvitinimo sąlygas, kad sužinoti, kaip pasielgs fotosensibilizatorius tam tikrose sąlygos. Nes visur yra kitokia aplinka. Gali įtakoti aplinkos pH, pavyzdžiui, rūgštingumas ten, gali įtakoti koncentraciją, gali įtakoti ta pati ir mikrogravitacija, mes irgi nežinom, tai iš tikrųjų norėtųsi atlikti tyrimus. Taip. Tai visą tai svarbu patikrinti, kaip greitai ar jisai ilgai išlieka fotostabilus, ar sugeba būti sužadintas, pereiti į tripletinę būseną, kiek aktyvių deguonies formų jisai suformuoja. Tai tuo mes ir užsiimam savo laboratorijai. Ir apšvietus tą šviesą, kaip minėjot, išsiskiria deguonis. Tai ar čia tas pats deguonis, kuriuo mes kvėpuojame šiuo metu, ar čia kažkas kito? Ne, čia yra singletinis deguonis, tai yra visai kitokia forma. Ir jinai arši, ir jinai tikrai yra žudanti ląsteles, jinai suardo jų membranas ląstelių, taip apvalkalus galima sakyti, o jeigu fotosensibilizatorius yra ląstelės viduj, nes nuo to, kur susiformuoja būtent aktyviosios deguonies formas, tas pats ir singletinis deguonis, priklauso nuo to, kur išsidėsto sužadinimo metu fotosensibilizatorius, kur jisai yra. Tai jeigu jisai yra ląstelės viduj, tai tada ląstelės viduje, jeigu tai iš išorės veikia, kartais veikia kaip dvigubas smūgis, jeigu naudojam, pavyzdžiui, 402 nanometrų šviesą, kuri naudojama chlorofilino sužadinimui, jinai pati savaime yra labai priešiška ląstelėms, kadangi ląstelės vidus turi savaiminius porfirinus, flavinus, kurie irgi yra sužadinami būtent šitos bangos ilgių ir irgi pasigamina aktyviosios deguonies formos, kurios ir iš vidaus žudo tas ląstelės. Tai gaunasi taip. Chlorofilinas jisai iš išorės, nes jisai ląstelės nepatenka, tai iš išorės formuoja ir dar pati šviesa praeina ir viduj, tai gaunasi, kad tas efektyvumas vis dėlto tikrai geras yra. Ir čia, kad gerai suprastume, čia yra deguonis, tai O2 ar kokia ta molekulė? 3O2. Ai, tai čia ozonas kaip ir būna, kažkas panašaus. Ne visai taip, bet ne, čia yra būtent kitokia jau būsina deguonies, ne ozonas. Ozonas, ne.
Ir tos dujos, tai yra, mes kalbam apie molekulės, tai nėra, kad ten kažkokie burbuliukai pradeda burbuliuoti viskas. Tai procesai labai nematomi faktiškai akimi. Visai nematomi, ne praktiškai visai nematomi. Ir ką tas deguonis padaro, ar jis reaguoja su tos bakterijos kažkokiam kitom molekulėm, ar kas ten vyksta per procesą? Taip, tai dar kartą minėjau, priklauso nuo to, kur jis susiformuoja, tai gali taip, jis ardo membraną, kuri yra iš lipidų sudaryta, gali taip pat veikti baltymus, gali taip pat ir bakterijos DNR. Tai yra visos struktūros. Taip, tai priklauso labai nuo to, kur jisai susiformuoja. Kur, ar ląstelė gali susitvarkyti su tuo oksidaciniu stresu, nes yra sukeliamas ląstelė oksidacinis stresas. Ir, aišku, ląstelės turi tam tikrų ten, pavyzdžiui, kažkokių kovos sistemų, bet, pavyzdžiui, singletiniam deguoniui, tai, tikrai ne. Kitom formom taip, yra visokie fermentai, kurie ten kovoja, bet irgi, jeigu susiformuoja labai didelis kiekis, ląstelė pasiduoda ir, negali jau susitvarkyti. Ir jeigu mes turime tą, kaip minėjote, yra bioplėvelės, tai čia reiškia tų mikroorganizmų sluoksniai vienas ant kito, ar jie tik tai po vieną ląstelę tie sluoksniukai, ar ten jų visas tortas, kaip čia pasakyti, sumuštinis, nes jeigu mes ant paviršiaus užpurškiam, kokiu gyliu galima sunaikinti tas kultūras grybų ir kitų mikroorganizmų įdomų. Tai bioplėvelėse ląstelės išsidėsto tikrai ne po vieną ir, aišku, bioplėvelės turi matriksą, kas apsunkina ir šviesos praėjimą. Tai dėl to, pavyzdžiui, kai mes taikom šviesos technologiją kažkokią prieš bioplėveles ir tą pačią ir antimikrobinę fotodinaminę inaktyvaciją, mes naudojame tikrai didesnės dozes, kadangi reikia daugiau tos jėgos, kad galėtų prisiskverbti. Tai taip, čia viena iš tokių problemų, kur susidurėm ir bandom ieškoti kažkokių metodų, kad padėti ir pagelbėti, nes tos bioplėvelės irgi skiriasi ir savo storį. Vienos ląstelė, tai yra vienos bakterijų rūšys suformuoja plonesnės, kitos storesnės ir nuo to labai priklauso tas ir prasiskverbimo gylis bet mūsų tyrimo laboratorija parodo, kad įmanoma tikrai ir su bioplėvelėm kovoti. Aišku, norėtųsi gauti visišką ten inaktyvaciją, bet kol kas ne visada tai pavyksta, tai dirbame ties to. O dar įdomu, kaip jūs tuos eksperimentus atliekat? Iš kur jūs taip sugalvojat, kad reikia parinkti tą vitaminą kažkokį, tą minėtą medžiagą ir ją apšvietus, tai bus. Čia, aišku, yra ilgametės žinios, ir tikriausiai jau yra tyrimai ir anksčiau atlikti ir jūs einate kartą iš kartos perduodama ir viskas plėtojasi moksle. Ar galite papasakot, kaip jums kilo tas sumanymas ir kiek tai yra unikalu? Ar čia būtent Lietuvoje tokie tyrimai atliekami, ar ir kitose šalise kolegos vejasi, ar kas čia lyderiauja, pavyzdžiui, galite gal paaiškinti dar? Kada prasidėjo, tai žinot kaip, viskas, aišku, su fotodinaminė terapija prasidėjo, aišku, nuo vėžio gydymo. Tai kažkada tai jau čia seniai, teisingai, ir jau netgi fotodinaminė terapija jau naudojama ir klinikoje, taikant ją prieš vėžį, kaip diagnostika, nes fotosensibilizatoriai puikiai fluorescuoja, tai padeda diagnozuoti, pavyzdžiui, vėžį. Taip pat naudojama kosmetologijų jau, kadangi aknės visi susirgymai, tikrai puikiai naudoja matomojo spektro šviesą, fotosensibilizatorių ir padeda kovoti. Mes galbūt vieni iš pirmųjų, Lietuvoje turbūt pirmieji pradėjome darbus su maisto sauga. Ir buvo projektas mūsų, mes dalyvavom ir aš manau, kad vieni iš pirmųjų turbūt. Dabar išplyto ir dabar pasaulyje tikrai padaugėja ir tikrai, kaip jūs teisingai sakėt, vejasi. Bet aš manau vis tiek unikalumas išlieka tame, kad mikroorganizmų yra daug. Ir unikalumas dar tame, kad nėra to vieno fotosensibilizatoriaus kažkokio, kuris būtų
the best, geriausias ir mes negalim nieko parinkti. Ne, visada reikia kažką daryti. Visi turi minusų, savo pliusų. Vieni tinka vienoje situacijoje, kiti tinka visai kitur. Kombinavimas, jų ten modifikavimai įvairūs. Kaip aš jau minėjau, pavyzdžiui, kaip mes su chlorofilina norėjom efektyvumą padidinti, mes su chitozanu apjunginėjom. Ta prasme, tie tyrimai, jie nuolatos padeda, vystosi visur. Mes galbūt vieni iš pirmų maisto apsaugai pasiūlėm taikyti ir kaip ir, vieni iš pirmų tikrai. Lietuva, Vilniaus universitetas yra vieni pirmųjų pasaulyje. Taip. Geras. Aišku, lygiai greičiai ten viskas, bet, tikrai ir tas galbūt ir įdomu ir, kaip jūs sakėte, pereiti iš nuo maisto, bet visur maistas visur, kaip ir kosmose ir pirmos mūsų galbūt ir tokie norai pirmi buvo, kad ir kosmose taikyti būtent maisto apsaugai. Nes tai yra aktualus labai dalykas tenai. Nes visi nori valgyti žalias salotas, pomidorus ir nieks nenori to maistą iš paruošto iš tų tokių specifinio kosmonautų maisto. Tai galima įsivaizduoti, kad, pavyzdžiui, jeigu jie užsiaugins tų salotų mėnulio bazėje, pavyzdžiui, ar kažkokių kitokių daržovių netgi, tai jie galėtų prieš valgydami, taupydami vandenį, pavyzdžiui, nes vanduo irgi yra ribotas išteklius ir galbūt jie galėtų tiesiog kažkaip panaudoti šitą technologiją, tai yra apipurkšti, apšviesti ir tokiu būdu dezinfekuotųsi paviršius ir galima būtų valgyti. Galima, arba auginant, arba laikant šaldytuvę, kodėlgi ne. Aišku, aš dar kartą sakau, kad, tos technologijos, jos veikia visos kartu. Kuo daugiau, tuo geriau, aš manau. Ir taip, tikrai valgant, ruošiant, laikant kažkur šaldytuvę. Dar sakyčiau, ne tik su maistu, bet ir, pavyzdžiui, visose vandens sistemose. Irgi labai aktualus dalykas, nes ten sunku pasiekti ir ten irgi skystis, tai tu labai paprastai gali paleisti pro sistemą, leisti ir irgi kaip inkorporuoti kokius nors šviestukas ir švytinti iš vidaus, pavyzdžiui. Nes vis tiek reikia, kad būtų vanduo švarus ir jis ten yra filtruojamas, perdirbimas, šlapimas ir prakaitas sugertas iš oro, ne, tai viskas ten dirba uždarų ciklų. Taip, ir tai svarbu, kad tos visos panaudotos priemonės, jos būtų tinkamos, tvarios, ne, ir kad tas tvarumas būtų užtikrintas ir natūralumas galbūt vienas iš prioritetų, aš manyčiau. Taip, tai jūs siūlote tokį pasiūlymą, ar jis turi kažkokių privalumų lyginant su dabartintiniam visom tom ir jūsgi galėtumėt jiems nusiųsti, ta prasme, tai pačiai NASA ir Europos kosmoso, ar jie kažkaip svarsto, priima tas idėjas, ar jie nekreipia dėmesį, aš žinau, koks yra tas, jūs kaip mokslininkai galite pasiūlyti tą idėją, užpatentuoti kažkaip dar. Mes kaip mokslininkai, ką mes galim daryti, tai mes galim dalyvauti kažkokiuose siūlomuose projektuose, ką jie organizuoja. Tai mes bandom, bet, kaip jau minėjau, dėja kol kas labiau orientuotas būtent ESOS tie tyrimai į čia ir dabar ir į tokius labiau pritaikomumą gal jau dabar, ką galėtų, į fizikinius labiau tokius, būtent tos tyrimus, kas iš Lietuvos. Taip mes dalyvaujam, o jeigu taip kaip privalumas, privalumas. Visų pirma, pavyzdžiui, daugybiniai taikiniai. Tai jeigu antibiotikai kaip priemonė prieš bakterijas, jinai yra pasirenka, turi kažkokį vieną taikinį. Tai pavyzdžiui, kai mes veikime antimikrobinę fotodinaminę inaktyvaciją, tai taikiniai yra visur. Ir kaip aš jau minėjau, ir gali ir viduje ląstelės, ir DNR, gali ir baltymai, ir lipidai, ir iš išorės. Ta prasme, nėra vieno tokio taikinio. Tai bakterijos evoliuciškai nepristaikys ir neapeis šito. Kol kas ne. Tai tas ne atsparumas, kol kas jisai nėra nustatytas. Aišku, aš tikrai negalėčiau atiduoti rankos arba 100% teikti, kad tikrai jo neatsiras kažkada, tai, nes tikrai taip negalime šnekėti. Bet kol kas, tai kas yra žinoma šiuo metu, atsparumo nėra.
Bent jau kol kas. Tai tikėkime, kad kol kas bakterijos nesugalvos, kaip apsisaugoti, nes kodėl apsunkina tas apsisaugojimas, jų galbūt atsparumas, nes pati medžiaga, jinai netoksiška ląstelė. Tai kai mes atliekam tos tyrimus, visada pirmiausia patikrinam, ar pati medžiaga, tas fotosensibilizatorius, ar jinai ląstelė nėra toksiška. Kadangi turi jos suvokti kaip kažkokio priešo, kad suformuotų. Taip pat tos vietos, skirtingose vietose ir labai greitai, jeigu mes apšytinam, tiesiog per greitai jis yra nužudymas. Tai čia vienas iš tokių irgi privalumų. Ir dar, kad galbūt jinai veiksminga yra prieš įvairius mikroorganizmus. Pavyzdžiui, ir prieš bakterijas, ir prieš grybus, ir prieš parazitus, ir... Tai irgi yra jos toks unikalumas. Ir su bioplėvelėm tikrai, aišku, parenkant tinkamus fotosensibilizatorius, tinkamą apšvietimą, pakankamai sėkmingai kovojama. Aš galvoju, vis tiek dabar kalbant apie tas Mėnulio misijas, tai šiuo metu matyt jau yra projektuojami tie moduliai, kur bus, pavyzdžiui, kosminė stotis aplink Mėnulį. Gateway vadinasi. Ir čia ir NASA, ir Europos kosmoso agentūra, man atrodo, ir yra, tai akivaizdu, kad jau yra projektuojama, jau yra gaminama, matyti, konstruojama. Tai kaip čia suspėti ir dar iššokti tą traukinį, kad jau būtų pradedama naudoti, ar padarytos kažkokios automatinės sistemos, kurios dezinfekuoja tokiais būdais tuos vidinius kažkokius tarpus ar plyšius, ar kažkokius įrangą kažkokią, kur ten turi būti sterilu ir švaru. Kaip prasimušti pro tą biurokratų visą užtvarą, nežinau kaip čia pasakyti. Jo, aš supratau, labai sunkus. Nes jūs turite mokslinę idėją, kuri iš principo jau yra tyrimai, kurie rodo, kad tai veikia. Ne? Tai matot, mokslininkas, kaip sakoma, vienas lauke ne karys. Tai čia galbūt aš sakyčiau, reiktų pasitelkti daugiau, nežinau, net nesričių, kad visi norėtų to, kad ir valstybė to norėtų, kad norėtų ne tik mokslininkai, bet norėtų ir žmonės, norėtų ir pirmiausia galbūt valstybė mūsų pati, nes be valstybės pagalbos, be, nežinau, ministerijos, aš taip įsivaizduoju, nelabai įmanoma kažką padaryti, nes tai turi būti populiarinama, tai turi būti kažkaip kad turėtų padėti mokslininkų tas idėjas populiarizuoti ir atlikti tam tikrus tyrimus platesnius čia, kad pritraukti partnerius iš užsienio, kad tu nuvažiuotum arba galėtum skelbti ir sakyti, va taip ir taip, taip ir taip. Tai, konkurencija yra žiauri, bet, reikia dirbti. Čia, kaip sakom, žinot, va taip bombarduoti, kaip aš sakau, iš daug pusių, nežinau, įvairių sričių mokslininkai. Tai aš manau, kad viskas link to eina. Viskas turėtų, aš labai tikiuosi, pasikeisti. O kokią jūs duotumėte tada prognozę? Kaip jūs manot, kada, pavyzdžiui, tokie dalykai jau bus lietuviška, tokia technologija išvystyta Žemės orbitoje arba ir kitose kosminiuose kūnuose, kada čia, ar čia už 10 metų gali tai būti? Žinot, šiais laikais, kai viskas taip kosminiu greičiu, nežinau, vystosi, kaip aš sakiau, atrodydavo dirbtinis intelektas dar prieš porą metų kažkaip kas čia tokio, o dabar jau mokyklose vaikai naudoja, visur jis yra, telefonė, ausinėse, nežinau, visur. Tai aš tikrai prognozuoti visko gali būti, kad ir po 10 metų, kadangi, viskas labai greitai vystosi. Tai visai gali būti, kad ir po 10 metų. O dar įdomu įsivaizduoti, koks tas būtų tyrimas, ką jūs tyrinėtumėte, jeigu gautumėt prieigą ir finansavimą, kad į kosminę stotį nugabent tas medžiagas ir kad astronautai kažką ten padarytų. Ką jūs pirmiausia ten tirtumėte? Jeigu gaučiau mėginių iš ten, žinot, man kaip mokslininkai, tai aišku svarbus ne tik pritaikomumas, bet ir kaip pačios bakterijos elgiasi, kaip pasikeičia jų elgesys, kaip jos metabolizmas, tai yra pasikeičia, kaip jie sugeba augti, kaip atsparumai, labai svarbu, kadangi dėl ko baisu, nes iš ten gali atkeliauti į Žemę, kas baisiausia, kaip ir Žemė išplitęs atsparumas antibiotikams. Dėl ko? Dėl mūsų vartojimo, dėl neteisingo, medicinos įstaigose, dėl žemės ūkį. Taip pat jeigu iš kosmoso į Žemę paklius tokių rūšių, kurios tenai tampa dar atsparesnės dezinfikavimo priemonių, antibiotikams,
jos gali ir čia pasidalinti savo genais ir išplysti. Ir tai dar sukels dar papildomų problemų. Tai čia nėra taip paprasta, jūs gautumėt tas ląstelių kultūras, kažkokius mėginius, tai jūs turėtumėt gan atsargiai dirbti, kad nepasklistų universiteto laboratorijos rū, taip sakant. Ne, čia taip nėra taip jau, taip be abejo nepaplyti. Taip, reikia saugiai dirbti, bet ne tik tai, kad neišplistų, galbūt ištirti jų pokyčius, jų atsparume ir pokyčius jų išgyvenamume tokiuose sąlygose kaip mikrogravitacija, kaip UVC spinduliuotė. Tai man turbūt jo įdomiausia būtų, ir dar galbūt, jeigu galima būtų nusiųsti kokį prototipą, tai jeigu pašvitintų ten mėginius ir atsiųsti pasižiūrėti, kas pasikeitė, nes jie tik galėtų tik tai ten pašvitinti. Dar aš pagalvojau, kadangi jūs esate jau nemažai susipažinusi su tom bakterijų atsparumais ir savybėm, kaip jūs vertinat tas idėjas, kad galbūt Marse kadaise galėjo kažkokie mikroorganizmai egzistuoti, ar jūs tikite tą mintimi, kad galėjo būti palankios sąlygos ir galėjo ten ir užsimegzti tos bakterijos, bent jau primityvios. Aš manau, kad taip, tikrai taip, nes viskas prasidėjo, mano manymu, nuo bakterijų, nuo virusų, nuo bakterijų, tai taip, tikrai taip. Jums nekelia tas didelių abejonių? Aš kaip, kadangi esu ir mikrobiologė, tai tikrai aš manau, kad taip, visur, mikrobai yra visur, net, nežinau, Antarktidai, Žemės, Plutoje, visur, jų, nežinau, dykumoj, tai tikrai jų yra visur. Tai kadangi jų yra visur, tai aš manau, kad tikrai taip. Tai galėtų gal ir, bet Marse dabar kaip yra nepalankios sąlygos tenais ir šalta ir panašiai, atmosfera tokia mažiau, bent jau žmonėm netinkama, tai ten jeigu, ar kaip jūs galvotumėt, ar galėtų kažkas egzistuoti dabar dar iš tų formų, ar vis dėlto tai jau išnykę ir tiesiog galima gal kažkokias fosilijas rasti, nežinau, ar požymius ten tų bakterijų. Fosilijas gal nelabai, nes kaulų neturi, bet žinot, aš nenustepčiau, tikrai, kad ras, nes pažiūrėkit, kiekvieną dieną skaitai ir atsiranda vis naujų žinių, kad atranda kažkokią medžiagą, atranda, kad kažkas tai naujo. Nenustepti, nes mūsų, matot, vystosi metodai, kuriais gali nustatyti, taigi irgi tobulėja ir kuo tobulesni metodai identifikavimo, tai tas padeda atrasti naujų kažkokių medžiagų tenai. Aš manau, kad tikrai gali būti, kad ir suras. Įdomu, pamatysim. Pamatysim, tikiuosi, gal aš ir klystu, bet čia gyvenimas ir laikas parodys. Taip. Dar kokie būtų pritaikymo būdai iš tų dezinfekavimo, valymo ar maisto, minėjot, išlaikymo būtent mūsų Žemėje? Nes, kai matom, sunku į tą kosmosą prasimušti, tai ar turit kažkokių pasiūlymų, ką galima būtų pritaikyti mūsų buityje ar pramonėje? Taip, be abejo, vienas iš tokių pritaikymų galėtų būti maisto pakuočių. Tai beje aktualu ne tik tai Žemė, bet ir, aš manau, kosmose irgi, nes maisto pakuotis, kur saugomas maistas, nes tai yra lygus paviršius ir dezinfekavimas tikrai puikiai tinka. O kaip tai atrodytų, nes mes nusiperkam, tai būna ten konservantų kokių įdėta, kad tos salotos ilgiau išsilaikytų ar mišrainė ten kokie iš parduotuvės. Tai kaip ta pakuotė jau būtų, turėtų savyje tą sluoksnį kažkokį ir reikėtų dar namuose apšviesti kažkokią lemputę ir kaip vyktų tas procesas, kaip jūs įsivaizduojate? Nebūtinai. Visų pirma, mes labai dažnai perkam jau supakuotas. Pavyzdžiui, kad ir braškės, nes mes atlikinėjom irgi tokius tyrimus ir turėjom tikrai projektą, kur su braškėms ir tikrai buvo gautas jų išsaugojimo termino padidėjimas, kadangi man net širdis skauda, aš užeinu į parduotuvės ir matau tas braškės, jos visas apipilijusias tenai ir tikrai, jeigu nusipirki, atrodo gražios, tu palaikai toj pakuotėj ir kitą dieną jau visas
neišpėlėsi, kad ir laikai šaldytuvę. Tai iš tikrųjų tai galėtų padėti tokiais atvejais, nes kai juos prieš supakavimą, taigi konteineris kažkoks įsta, taigi galima viską mechanizuoti, gali iš visų šviesti, gali apipurkšti, plauti, kaip jūs minėjote, nes kaip ir kažkokius vis tiek jūs praplauna, kažkokių tai. Taip pat galima naudoti žemės ūkį šiltnamiuose, nes mes irgi turėjom projektų, irgi būtent pritaikymų šiltnamyje, tai pavyzdžiui, kažkokių braškių, pomidorų, tai irgi ten, kadangi hidroponikos naudojamas, tai irgi vėl skystis, vėlgi galima purkšti iš viršaus taip pat, nes jie naudoja daug ir chemijos pakankamai vis tiek apipurškimui. Tai galima panaudoti šitas sistemas apipurkšti ir fotosensibilizatoriaus skysčių ir paskui lempa galėtų pravažiuoti, pašvytint ir tikrai sumažėja mikroorganizmų kiekis. Dar kur pritaikymas, jeigu ne tik žemės ūkė, maisto pramonė, kaip pakuočių, taip pat medicinoje, nes implantų, pavyzdžiui, kažkokių tai ypatingai dantų protezavimas taip pat tinka odos infekcijų kažkokių tai gydymui. Sakykime taip, dar atliekų ligoninėse, nes vis tiek bakterijos ir ypatingai patogeninės, tokie oportunistiniai patogenai, jie sugeba kauptis ir formuoti ir bioplėveles ir patys kažkokiuose atliekuose ant paviršių prie kateterių. Tai labai tinka, kadangi aišku, ant paviršinės. Bet aš manau, aš nenurašau ir galima naudoti ir kažkokia infekcija ir su plaučiais, kadangi tikrai yra tyrimų mokslininkų, kurie pasaulyje dirba ir jau panaudoja, kad plaučių alveolės ir yra naudojami tokie ledai, tokie ploni, kur apšvitim, kaip zondai, įsivaizduot. Skrandžio, manau, opų gydymų irgi. Nes tai, ką tu gali, nes taip šviesai būtų sunkiau, jinai nepraeitų į organus iš viršaus, be abejo. Bet galima į tas vietas, kur galima apšvitinti kažkokiu kitokiu būdu. Tai į kažkokie laidukai nuleidus, jungi lemputę, ten yra tie pripurški tos medžiagos ir jie dezinfekuotų. Taip, jeigu skrandis, tai aš taip, čia aišku irgi galima būtų ir išgerti turbūt kažkokio, nes irgi tiktų. Tai va, Tai čia didžiulės pritaikymo galimybės, bet jau skamba kaip didžiulis potencialas. Ne? O kiek laiko jūs jau darbuojatės šitoj srity ir kaip sparčiai visas tas vystosi, nes, kaip sakoma, moksle galbūt ne visą laiką taip viskas greitai ir vyksta, kaip norėtųsi. Tie tyrimai ir visa kita užtrunka, bet norėtųsi, kad greičiau tai būtų jau pritaikoma buityje, ne? Taip, norėtųsi, aišku, be abejo, bet labai sunku visur yra kaip kitų metodų, kurie nelabai nori įleidžia inovatyvius kažkokius naujesnius metodus, bet po trupučiuką, kaip aš minėjau, klinikoje, pavyzdžiui, ir kosmetologija, jau ir odontologija tikrai pradeda taikyti, trūksta to galbūt bendradarbiavimo, aš sakyčiau, labiau to tokio ir su verslu, galbūt komunikavimo tokio. Ne visada gal vieni kitus išgirstame, tas pats mūsų projektas su šiltnamiais buvo, tai irgi jiems galvoja yra, aišku, vienas, jiems reikia čia ir dabar vėlgi, reikia greito rezultato, reikia, kad būtų mažos sąnaudos, kuo mažesnės, o efektas kuo didesnis, tai visą tai dėja šiais laikais mūsų viską lemia pinigai. Ir, aišku, ir žmonių noras. Tai, bet juda. Aš manau, kad tikrai pasaulyje, kuo labiau mes išpopuliarinsim visą tai, kuo labiau ir daugiau mes šnekėsim pasaulyje, Lietuvoje, tai tuo greičiau visą tai ir galima bus pradės veikti. Dar įdomu, tie klausytojai, kurie galbūt klausosi dabar moksleiviai ar studentai susidomėjo tokia sritim, ką jūs patartumėt studijuoti, mokytis, norint dirbti tokius tyrimus, vystyti, jūs esat, kaip minėjot, biofizikė. Taip, aš esu biofizikų mokslų daktarė, bet taip pat esu baigusi mikrobiologiją, tai šiaip, aišku, kažkas, jeigu man būtų pasakęs dar mokykloje, kad mano gyvenimas bus susietas nors kažkiek su fizika, aš tikrai pasijaučiu, sakyčiau, ne, nes, bet taip jau išėjo, kad aš jau beveik 20 metų dirbu fizikos fakultete, bet mano tas sritis ir galbūt tikslas
tarpdiscipliniškumas. Aš labai mėgstu ir dalyvauju ir taip vat sujungiu gamtos mokslų tyrimų centro ir vat fizikos fakulteto tos mokslus. Ir pati dėl to galbūt ir biofizikos mokslo daktarė, nes mano yra tokia ir sritis, būtent, žinot, fizika ir biologija, viskas vat kartu. Tai, man atrodo, šiais laikais tai yra labai perspektyvu ir įdomu ir tai atneš daugiausiai naudos. O jeigu studijuot, tai nesvarbu, kur tu studijuot, nes aš pati turiu studentų, kurie daro įvairius darbus pas mane ir iš fizikos fakulteto, ir iš, taip pat iš gamtos mokslo tyrimų centro, mikrobiologai, molekuliniai biologai, biochemikai, genetikai. Ta prasme, tai yra labai tuo ir įdomus tyrimai, kad tu gali vykdyti studijuodamas labai įvairias specialybės. Kągi, norėjau padėkoti Jums už pokalbį. Su mumis buvo Vilniaus universiteto biofizikė Irina Buchovic, jeigu teisingai ištariau. Buchovic, taip. Tai ačiū visiems žiūrėjusiems, linkiu sėkmės tyrimuose. Ačiū labai, kad pakvietėt ir tikiuosi, kad visi busim sveiki ir nesirgsime. Taip, ir galbūt ir Mėnulyje ar Marse, kada atsiras tokios technologijos, kurias jūs išvystysite, tai iš čia skamba labai taip įdomiai. Būtų smagu. Thank you.